Taigi, sakyt, vykia į sekančią kurso pamoką, dabar turim pasikalbėti apie second conditional, kaip jisai veikia anglų kalboje, nes, kaip sakiau, ir prieš tai papausiai pamokoju, nuo čia prasideda visas kurso smagumas, ar ne? Nes mes turime struktūrą, kuri netaip dėliojas lietuvių kalboje, kaip mes esame įpratę, tai mums gali būti labai svetima pasirodyti pati struktūros, struktūra, pats sudėliojimas, ar ne, kaip mes tą sakinį sudarysime. Pati prasmė mums yra pažįstama, ne? Tai reiškia, jeigu mes turėjome zero conditional, kuriame mes sakydom apie kažką, kas visada vyksta, pavyzdžiui, jei man tai patinka, ar ne, aš, tarkim, kaip pavyzdys, aš tai darau. Tada sakau, if I like it, ar ne, I do it. Dabar pirmo tipo kondicinis sakinys buvo, pavyzdžiui, jei man tai patiks, aš tai padarysiu. Irgi, if I like it, žinom, kad ta pati pradžia yra, tiek nulinio, tiek pirmo, ar ne? If I like it, I will do it. I will do it. Bet ateitis jau, kadangi pasiekmėj turime ateitį, nes pati prasmė yra ateityje, tik tiek, kad sąlyga išlieka tokia pati, nors teoriškai kaip ir irgi reiškia ateitį, bet išlaikom present simple laikę. Tai mes turėjom pirmo tipo kondiciniam sakinyje. Tai dabar antro tipo kondicinis sakinys, viskas yra tariamojo nuosakoje. Kaip pavyzdys, aš sakau, tarkim, jei man tai patiktų, jei man tai patiktų, aš tai padaryčiau, arba daryčiau, visiškai nesvarbu, ne, bet kuris iš tų dviejų variantų tinka. Jei man tai patiktų, aš tai padaryčiau. Čia nėra laiko, ar ne, čia viskas yra kažkur tai, kaip sakau, niekados šalyje, ar ne, tariama nuosaka absoliučiai. Tai dabar žiūrim, kaip mes tokį sakinį sudėliojam. Reiškia, aš sakau, if I liked it, I would do it. Okay? If I liked it, I would do it. Dabar žiūrim, kas čia nutiko. Aš iškia turiu patiktų tariamoji nuosaka lietuvių kalboj sąlygoje, padaryčiau tariamoji nuosaka lietuvių kalboj pasiekmėjai. Bet anglų kalboj aš turiu pasiekmėjai I would, tariamoji nuosaka, labai gerai. Bet čia aš nesakau if I would like it. Aš sakau if I liked it. Mano sąlyga, nors yra tariamoji nuosaka, aš kalbu tariamąją nuosaką. Netgi anglų kalboje tai reiškia vis tiek tariamą dalyką, kuris neįvyko, neįvyks, bet tariamai galėtų įvykti, ar ne? Aš sakau per praeitę. Mano sakinys dėliojasi, jei man tai patiko, aš tai padaryčiau. Tai vat, jeigu dar teoriškai, kai grįžtam į pirmą kondicinį, ar ne, jeigu, tarkim, sakyti, jei man tai patinka, aš tai padarysiu, dar turi prasmės kažkokios, tai mes kaip ir galėtumėm suprasti, ar ne, kodėl taip sako anglų kalboje, kodėl taip dėliojasi sakinys. Tai antro tipo kondicinis sakinys, kai mes teoriškai, ne teoriškai, praktiškai iš esmės sakome, jei man tai patiko, aš tai padaryčiau, bet turiu omeny, jei man tai patiktų, aš tai padaryčiau. O čia jau mums lietuviam ar ne, lietuviškam smegenim ir lietuvišką mūsų kalbą suvokiančiam smegenim yra truputėlį jau disonansas, mes jau nebelabai suprantam, kodėl taip. Bet tai dalykas, kurį mes tiesiog turim atsiminti, kad jeigu mes turime tariamąją nuosaką, tiesiog netariamąją nuosaką praeityje, nes dar bus ir tokia, tai bus trečio tipo kondicinis sakinys. Bet jeigu tiesiog turim paprastą tariamąją nuosaką ir jeigu keliam sąlygą, mes tą tariamąją nuosaką sąlygoje išreiškiame per praeitį. Tai reiškia, lietuvių kalboje viskas yra taip. Jeigu aš turiu ateitį, tiek sąlygoje, tiek pasiekmėje, tai aš turiu pirmą kondicinį, tai mano lietuvių kalboje yra tiesiog tiek sąlyga ateityje, tiek pasiekmė ateityje. Anglų kalboje, pirmajam kondiciniam, jeigu aš kalbu apie ateitį, sąlyga išreiškiama yra esamajam laike. Dėl to aš sakau ne if I will like it, I will do it, bet if I like it, I will do it. Lygiai taip pat, jei man patinka. Antro tipo kondiciniam sakinyje, kuris iš esmės yra tiesiog tariamoji nuosaka, tai ką mums reikia suprasti yra tai, kad tariamoji nuosaka anglų kalboje yra išreiškiama dviem būdais. Aš galiu išreikšti ją per would, jeigu tai yra tiesiog paprastai tariamoji nuosaka arba sąlyginio sakinio, šito kondicinio sakinio pasiekmė. Tada aš išreiškiu per would. Bet jeigu mano tariamoji nuosaka yra kaip sąlyga, aš ją išreiškiu per past simple, per praeities laiką. Tai tiesiog dalykas, su kuriuo mes turim susitaikyti. Nieko čia nepadarysim, tiesiog taip dėliojasi, ar ne? Ir vėlgi, gali būti dažnai, kad turėsim pusinį sakinį. Pavyzdžiui, jūs paklaus, sakytų, tarkim,
Would you help me? Ar padėtų man? Čia tiesiog klausimas. Teoriškai tai kaip galėtų būti ir pasiekmė. Jeigu įdėsim sąlygą, tai būtų pasiekmė. Bet šiaip čia tiesiog yra klausimas, ar ne? Would you help me? Ir jeigu jūs norit atsakyti su sąlyga, sakot, jei turėčiau laiko, jūs sakote, if I had time. Jei turėjau laiko, jūs sakote anglų kalboj, bet turit omeny, jei turėčiau laiko. Vien dėl to, kad čia net nėra pilno sakinio, čia tiesiog yra pusė sakinio, nes tai yra atsakymas į klausimą, bet jūs atsakote sąlygą, dėl to jūs turite past simple laiką šitą vietoj. Neįprasta? Taip. Keista mums lietuviam? Taip. Bet taip dėliojam. Taip dėliojam anglų kalboje. Ir ilgainiui pamatysit, kad kuo daugiau šio dalyką naudosit, kiekvieną kartą, kai išgirsit, pavyzdžiui, kad kas nors sakys, if I would have time, jums atrodys, čia kažkas negerai, ar ne? If I had time. Tai tiesiog galvokit šitaip. Pats if žodis jau yra pakankamai daug išduodantis. Pavyzdžiui, nuliniam ir pirmajam dar gali būti when žodis vietoj if, tai reiškia kai. Nes nulinio ir pirmojo atveju nebūtinai tai tariama nuosaka, tai gali būti tiesiog kai tai įvyks arba kai tai įvyksta. Bet antrojo atveju, kadangi mes kalbam apie hipotetinius dalykus, kurie neegzistuoja, tai yra tariamoji nuosaka, mes when nelabai panaudosim, nes čia ne kada klausimas, čia klausimas jeigu tai iš vis įvyktų. Tai dėl to mes turim tik tai if. Tai mes žinom, kad po if, jeigu aš kalbu tariamąją nuosaką, aš turiu praeities laiką. Vėlgi galima visaip galvoje susidėlioti, kaip patogiau tai atsiminti, bet tiesiog tokia, kaip sakau, formulė yra. Mes turime if plus, ar ne, plus past simple, paprastas past simple laikas, paprastoji praeitis, plus past simple, ir kitoj pusėje mes turime would. Taip kaip ir lietuvių kalboje turėtumėm tariamąją nuosaką. Tai čia mes turim would. Tai if plus past simple plus would. Ir tada gaunasi, pavyzdžiui, if I had money, ar ne, I would buy a house. Turėčiau pinigų, nusipirkčiau namą. Bet iš esmės, anglų kalboje sakau, jei turėjau pinigų, nusipirkčiau namą. Sakau, vėlgi, nereikia bandyti suprasti tiesiogiai, nereikia bandyti ieškoti prasmės, nes aš manau, kad čia nerasim jos. Prasmės verčiant į lietuvių kalbą, čia mes nelabai ją rasim. Daugiau tiesiog tai dalykas, kurį reikės suprasti, išmokti ir naudoti. Okay? Tai dabar tai ir darom, keliaujam iš karto į praktikos dalį. Taigi, second conditional pamoka, praktikos dalis, iškart pradedam nuo sakinio, jei turėčiau laiko. Čia mes tiesiog turim tariamąją nuosaką. Ar ne? Jei turėčiau laiko. Kaip tai sudėliosim, ar ne? Jei turėčiau laiko, if I had time. If I had time. If I had time. Aš dedu į praeitį, nes tai sąlyga. Tariamoji nuosaka, bet vis tiek sąlyga. Dėl to aš sakau ne su would, nesakau if I would have time, bet sakau if I had time. Mokyčiausi anglų kalbos kiekvieną dieną. Va čia mes jau neturim jokio if, tai nėra sąlyga, ar ne? Dėl to aš sakau, I would study English every day. I would study English every day. Studijuoti, mokytis, ar ne? I would study English every day. I would study English every day. Netinka learn, nes learn yra išmokti. Study. I would study English every day. I would study English every day. Jei gyventume arčiau, susitiktume dažniau. Vėlgi pasispauskit pauzę, jeigu reikia, tik tada atsakykit. Jei gyventume arčiau, susitiktume dažniau. If we lived closer, we would meet more often. Praeitis, if we lived closer, we would meet, mes susitiktume dažniau, we would meet more often. If we lived closer, we would meet more often. If we lived closer, we would meet more often. Ar ne? If we lived closer, we would meet more often. Svarbiausia, kad turim praeitį čia, ne? Kad turime įgyventume arčiau, yra per praeitį, įgyvenome arčiau, ne? If we lived closer, tada mes turim jau pasiekmę, susitiktume dažniau, we would meet more often. If we lived closer, we would meet more often. Jei būčiau turtingas, keliaučiau po pasaulį. Turtingas yra rich, ar ne? Jei būčiau turtingas, keliaučiau po pasaulį. If I were rich,
I would travel the world. If I were rich, I would travel the world. Dabar galite galvoti, kodėl ne if I was rich. Tai mes turime tokią, anglų kalboje irgi dar vieną keistą taisyklę, kad kai turim veiksmažodį būti ir turim šitą tariamąją nuosaką, visiems asmenims yra were, o ne was. Netgi tiems, kuriems šiai būtų I was, pavyzdžiui, arba she was, mes vis tiek turime were. If I were you, jeigu aš būčiau tavimi, if she were happy, ar ne. Jeigu jūs ten sakysit, if she was happy, arba if I was rich, I would travel the world, tai būtų tokia minimali stiliaus klaida, jūs vis tiek tikrai suprastų, ar ne, bet tiesiog galite atsiminti, kad visiems asmenimis turime were tokioj struktūroje, ar ne, kai turim veiksmažodį būti. Tai dar sėkiai, jei būčiau turtingas, keliaučiau po pasaulį, if I were rich, I would travel the world, if I were rich, I would travel the world. If I were rich, I would travel the world. Tavo vietoje mokyčiausi daugiau. Tavo vietoje mokyčiausi daugiau. Tai iš esmės sakot, jeigu aš būčiau tu. Jeigu aš būčiau tu, mokyčiausi daugiau. If I were you, I would study more. If I were you, I would study more. Ar ne? If I were you, I would study more. If I were you, I would study more. Jei jis būtų aukštesnis, jis žaistų krepšinį. Jei jis būtų aukštesnis, jis žaistų krepšinį. Ar ne? Jei jis būtų aukštesnis, jis žaistų krepšinį. If he were taller, he would play basketball. If he were taller, he would play basketball. Dar sykį, ar ne? If he were taller, he would play basketball. He would play basketball. If he were, jei jis būtų, jei jis buvo, kitaip tariant, taller. Ar ne? If he were taller, he would play basketball. Tavo vietoje aš nelaukčiau, sakot. Vėlgi tas pats, jeigu aš būčiau tu, aš nelaukčiau. Tavo vietoje aš nelaukčiau. If I were you, I wouldn't wait. If I were you, I wouldn't wait. Tavo vietoje aš nelaukčiau. If I were you, I wouldn't wait. If I were you, I wouldn't wait. Tavo vietoje aš nelaukčiau. If I were you, I wouldn't wait. Kitaip tariant, would not apsijungi vieną, ar ne? I wouldn't wait. Nes šitam kondicijam, kaip ir visose kitose, mes galim neiginį turėti vienoje pusėje, neiginį kitoje pusėje. Aš jau stengiuosi kuo mažiau kartotis, ar ne? Bet galim sukeisti vietomis, vis tiek sąlyga bus past simple, reikia pasiekmė su would. Neiginys gali būti sąlygoje, neiginys pasiekmėje. Abiejose vietose gali būti neiginys, ne vienoje pusėje gali būti neiginio. Visa tai yra tas pats kaip ir kitose kondiciniuose ir klausimo visada, irgi klausiamoji dalis visada bus tik pasiekmė. Tai would you wait? Arba would I wait if I were you? Jeigu būčiau tu, ar aš laukčiau, ar ne? Jei turėčiau laiko, galėčiau tau padėti. Jei turėčiau laiko, galėčiau tau padėti. Vėlgi, kur reikia pasispauskit pauzę, tik tada atsakykit, ar ne? Jei turėčiau laiko, galėčiau tau padėti. If I had time, I could help you. If I had time, I could help you. Ar ne? If I had time, I could help you. Neturime would can, ar ne? Galėtumėm sakyti would be able to help you, bet could jis pats ir savęs irgi yra tariamoji nuosaka, dėl to galim naudoti jį irgi. Lygiai taip pat yra mandagioji tariamosios nuosakos versija veiksmažodžio can. Bet galim sakyti ir would be able to, nes po would eina bendratinė forma, ar ne? Tai kaip would be būtų, taip ir galėtų yra would be able to. Jei turėčiau laiko, galėčiau tau padėti. If I had time, I could help you. Mes dar turėsim atskirą pamoką, kur pamatysim, kad galima kai kurias vietose pakeisti, tarkim, would arba will kitų modalinių veiksmažodžių ir išlaikyti vis tiek tą pačią prasmę. Dabar, jei turėtum daugiau laiko, ką darytum? Jei turėtum daugiau laiko, ką darytum? Jei turėtum daugiau laiko, ką darytum? If you had more time, what would you do? If you had, ar ne, praeitie, jei turėjai, vos nesakau. Ne vos, ne, iš tikrųjų tai ir sakau, ar ne? If you had more time, what would you do? If you had more time, what would you do? If you had more time, what would you do? Kur gyventum, jei galėtum pasirinkti? Sakau, kur gyventum, jei galėtum pasirinkti? Where would you live if you could choose? Where would you live if you could choose? Where would you live if you could choose?
Dabar įdomų situaciją gavo šitą vietą. Žiūrėkit, mes turime sąlygą, ar ne, if you could choose, bet aš turiu could šitą vietą, o jis prieš tai buvo pasiekmėjai. Sąlygoj, kadangi aš turiu past simple laiką, could, matot, jis yra toks dvigubas agentas. Jisai reiškia ir antrą formą, tai reiškia praeitis, tai reiškia, aš galiu kaip past simple naudoti. Ir could to pačiu reiškia ir mandagią formą, tai reiškia, aš galiu naudoti jį ir kaip tariamoji nuosaka, vietoj jau would. Tai jis could gali būti abiejose pusėse. Jei galėtum, pavyzdžiui, arba jei turėtum laiko, galėtum. Tai čia yra ir pasiekmėjai, ir sąlygoje aš galiu tą patį could naudoti, priklausomai nuo situacijos, priklausomai nuo sakinio, kurį noriu sudaryti. Tai šiuo atveju puikiai could tinka mums ir sąlygoje. Ar ne? If you could choose, where would you live? If you could choose. Kur gyventum, jei galėtum pasirinkti? Where would you live if you could choose? Where would you live if you could choose, ar ne? Turime klausimą. Ir pradėjom nuo pasiekmės. Kur gyventum, jei galėtum pasirinkti, ar ne? Where would you live if you could choose? Where would you live if you could choose? Tai dabar susimatom jau kitoje pamokoje, kur turėsim dar modalinių veiksmažodžių pridėsim, ar ne? Vis dar turim modalinių dalykų, ką turim išmokti, jie bus truputėlį lengvesni ir po to vėl perėsim prie kondicinių sakinių. Okay, tai susimatom dabar jau kitoje pamokoje. Iki.